Kortų žaidimas Swingers skirtas lavinti rišlią kalbą, kūrybiškumą, empatiją, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius. Jis neturi vienintelių taisyklių, yra neribojamas amžius, juo galima žaisti vienam, poroje arba grupėje. Mes žaidžiame taip. Išsidaliname po 7 arba 11 atsitiktinių kortų ir kiekvienas žaidimo dalyvis paeiliui su paveikslėliu iš vienos pasirinktos kortos kuria po rišlų sakinį, individualiai kurdami arba vieni kitiems pagelbėdami, rezgina bendrą, nuoseklę pasirinkto žanro istoriją. Pasibeldė į mano namus kurjeris, įdomu, ką atvežė. Manau, kad tai buvo ta kepurėlė, kurią aš prieš 3 dienas buvau užsakęs. Kepurėlę užsisakiau tik dėl to, kad ji turėjo labai gerų atsiliepimų. Taip pat ji kainavo tik 11 eurų. O pristatymas super greitas. Užsidėjau tą kepurėlę ir važiavau pas draugą, parodyti jiem, kokį kietą pirkinį aš nusipirkau. Galima susitarti iš anksto, kad istorija bus džiugi, liūdna, tragikomiška arba labai romantiška. Pastebime, kad dažniausiai istorijos klostosi labai linksmai ir būna kupinos netikėtumų. Tiesa, paveikslėliai gali būti interpretuojami įvairiai. Korta su paukšteliu gali būti įvardinta daiktavardžio paukštis, tačiau ją galima rodyti pasakojant apie skrydį, dainas ar pavasarį. Korta vaizduojanti mėlyną spalvą gali būti rodoma pasakojant apie šaltį, debesį, rašalo dėmes arba netgi mėlynių sriubą. Išlaisvinkite vaizduotę, šiame žaidime niekas neklysta ir visi laimi. Kūrybiški drąsūs pasakotojai ir atidūs klausytojai. Žaidimas tinka kaip pagalbinė priemonė mokantis gimtosios ir užsienio kalbos. Susipažįstant naujoje kompanijoje, kortų kaladė gali tapti priežastimi atviram prisistatymui. Mokyklos klasėje žaidimas gali padėti sklandžiai dėstyti mintį. Įsiminti naujus žodžius, išmokyti sekti vieno bendro tikslo, atidžiai klausytis ir net atrakinti susikaupusias emocijas. Na ir svarbiausia, žaidimas padeda ugdyti kūrybišką mąstymą, kaip universalų įgūdį spręsti bet kokias gyvenimiškas ir darbinės užduotis. Tikimės, kad kiekvienas susikurs savasias taisyklės, prisitaikydama žaidimą savo.